Tai jau tada toksiškumas, jis didėja. O čia tu pavartoji vieną preparatą. Bioreguliatorių nuo įvairių problemų. Ir netoksiškai. Tai yra skirtumas. O aš šitą norėjau būtinai, kad jūs suprastume, nes tai yra pagrindinis momentas. Visur kitur, ką aš kalbėsiu, nebus taip svarbu kaip čia. Preparatai iš grybų, iš jų ląstelių. Greito veikimo reguliatoriai. O šie preparatai, jie tikrai verti didžiausio dėmesio ir niekur pasaulyje nėra kompanijos, kuri pagamintų tokius preparatus su tokiom technologijom. Tik Kinijoje eilė kompanijų, labai nedaug. Nes technologijos kol kas neparduodamos kaip žaliava. Žaliava parduodama labai brangiai, bet kordycepsai parduoda. Technologijų neparduoda. Iš kitų lygų, pulmonologija, va šis preparatas su skrūzniu, eliksiras Sanpao, 3 brangenybės, lėtiniai bronchitai, bronchinė astma, alergijos įvairius, hepatitai įvairius, herpiai, cukraligės su savo kraujagyslinėm problemom, reumatoidinis poliartritas ir kiti artritai. Va, urogenitalinės sistemos problemai, prostata, ten vyrų, ten įvairius variantai, tai uždegimų, prostatitų, adenoma, ten pagaliau priešvėžinį ligą ir taip toliau. Moterims ginekologija. Sinusitai, galima lašinti į nosį, ne tik gerti. Ir taip toliau. O tas, jeigu galima prie pirmo, mes sugrįžtame varianto, kuris buvo eliksiras Feniksas. O čia kraujagyslinės problemos. Bendrai. O čia virškinimo trakto problemos. Paskutiniu metu labai daug turėjom ligonių su būtent erozijom ir su opalikėm. Tai žinokit, kiek laiko gydom. Prie lėtinių ligų galima gydyti nuo 2 mėnesių nuo 2 savaičių iki 4 mėnesių. Čia 2 savaičių dažniausiai užtenka ir galim pakartotinai atlikti fibrogastroskopiją. Ir nereikia tų kenksmingų antibiotikų, kur skiria būtinai mano kolega.